koks tu margas? Sveiki! Šiandien dažysime kiaušinius su natūraliais dažais. Kiaušinius štai taip galime nudažyti naudodami tik uogas ir daržoves. Gauname gražias, ryškias spalvas. Tačiau pirmiausia, mums reikia nuvalyti štai tokius kiaušinių žymėjimus. Bet kaip? Vanduo nenuvalo. Pabandom muilą. Dezinfekcinį skystį. Tai kad nelabai ką nuvalo. Bandome actą. O, nusivalo. Turime nugalėtoją. Dabar jau nuvalysime visus kiaušinius. Ir atidėsime, kol bus ruošiami dažai. Dažysime su ciberžole, špinatais, violetiniu kopūstu, raudonų svogūnų lukštais ir mėlynių uogiene. Mėlynus dažus gausime iš violetinio kopūsto, todėl jį susmulkiname. Į sumaltą kopūstą įpilame pusę litro vandens ir išmaišome. Žaliems dažams mums reikės špinatų lapų, kuriuos susmulkiname. Įpyliau šiek tiek vandens, kad būtų patogiau sumalti. Žalia košė. Supilame likusį vandenį ir išmaišome. Raudonus dažus gausime susmulkinę ir išvirę raudonojo svogūno lukštus. Taip pat pusę litro vandens. Ir atidedam. Geltonus dažus gausime iš ciberžolės. 3 šaukštai ciberžolės ir pusę litro vandens. Pilkus dažus gausime iš mėlynių uogienės. Na, o iš šviežių ar šaldytų mėlynių uogų galime gauti netgi mėlyną arba violetinę spalvas. Uogienę ar uogas sumalame ir užpilame pusę litro vandens. Išvirkime dažus. Daržoves verdame maždaug 20–30 minučių. O ciberžolę ir mėlynių uogienę trumpiau, apie 15 minučių. Geriau, kai daržovės užima mažiau kaip pusę puodo, nes pilname puode verdant jos norės pabėgti. Išvirusias daržoves ir uogas nusunkiame. Taip gauname tamsius nuovirus, kuriuos paliekame atvėsti. Kol vėsta mūsų dažai, pats laikas išsivirti kiaušinius. O išvirusius atvėsiname su šaltu vandeniu. Atvėsusius nuovirus supilame į atskirus indelius. Į kiekvieną indelį įpilame po šaukštą acto.
ir išmaišome. Jau galime sudėti virtus kiaušinius ir palikti kelioms valandoms. Mes juos palikome per naktį, nes norėjome ryškių spalvų. Anksti rytą atsikėlus žiūriu savo margutėlius. Visus margučius sudedame ant popierinio rankšluosčio ir paliekame išdžiūti. Špinatai nenudažė? Visai? Nu gerai, ciberžolėje nudažytą kiaušinį įdedam į violetinio kopūsto nuovirą. Palaikom 5 minutes. Taip nudažytas kiaušinis tampa žalsvas. Nusidažė ryškiau negu špinatuose mirkytas kiaušinis. Kad margučiai būtų blizgus, patepiau juos aliejumi. Atsargiai nuvalius aliejaus perteklių, margučius jau galime sudėti į krepšelį. Ir turime gražius, ryškius, natūraliai nudažytus margučius. Laikas išbandyti margučių tvirtumą. Žinot, kur smailos galas? Pasluka gerai. Sudaužia? Viskas, gerai, sudaužia. Kitą pusę dabar, kitą šoną atsukit. Na ir kas suduža? Aš. Daugelis nori sužinoti paslaptį, kaip surasti patį tvirčiausią kiaušinį. Na, sakoma, kad kiečiausi vištos kiaušiniai būna tie, kurie patys mažiausi. Kuo mažesnis vištos kiaušinis, tuo tvirtesnis turėtų būti. Paklausiau Augusto, kaip jis atranda tvirčiausią kiaušinį. Aš silpnai paminkau abudu. Tas būna tik truputį linkęs, tik. O tas būna irgi linksta, bet taip silpniau. Tas, kuris silpniausiai linksta, tas yra stipriausias. Aš patikrinu, kai kuris yra kietesnis, pavyzdžiui, šitas kietesnis, tai aš jaučiu, nes yra skirtumas labai mažas. Šitas yra toks minkštas, nežiūrės, šitas yra irgi toks minkštas, bet toks kietesnis, tai nedėlus kietesnis. Bet jeigu yra labai panašus, labai sunku atskirti, tai greičiausiai vienas suduš ant šito galo, kitas ant šito galo. Ačiū, kad žiūrėjote. O filmuko pabaigoje galite atidžiau apžiūrėti, kaip nusidažė visi mūsų margučiai. Dėja, bet ryškios žalios spalvos mums nepavyko išgauti. Na, špinatai iš tikrųjų beveik nenudažo kiaušinio. O ciberžolė ir violetinis kopūstas nudažė kiaušinį šviesiai žalia spalva. Čia nudažyta su ciberžole. Iš violetinio kopūsto gavome ryškią mėlyną spalvą. Kiaušiniai nusidažė netolygiai, nes lietėsi prie indo sienelių ir vienas su kitu. Kad taip neatsitiktų, rekomenduojama juos įvynioti rankšluostiniu popieriu. O putpelių kiaušiniai paliko beveik juodi. Raudonas svogūnas nudažė įspūdingą ryškę raudoną spalvą. Mėlynių uogienė nudažė pilkai. Galime žiūrėti ir šiek tiek violetinių atspalvių. Aš išduosiu paslaptį. Tai va šitie margučiai buvo labai skanūs, nes per lukštą perėjo ir dalis uogienės cukraus.